Na, o dabar kviečiame dar kartą prisiminti 12-ąjį Bike Show Millennium, kuris birželio 4-ąją į Kauno Dariaus ir Girėno oro uostą sukvietė minias motociklininkų ir dar daugiau žiūrovų. Auto ir moto fanai galėjo stebėti kroso varžybas, supermoto, enduro kroso ir akrobatinio važiavimo čempionatus, trialo ir automobilių šoninio slydimo pasirodymus. Mes, Automoto kūrybinė grupė, taip pat nepraleidome progos išvysti įspūdingą šventę. Tai, ką užfiksavome, rodėme jums jau ir praėjusioje laidoje. Tačiau šiandien į Bike Show Millennium sugrįžtame pristatydami dar įspūdingesnius renginio momentus. Pasimėgaukite! Buvome valandą laiko prie Kauno pilies su savo gyvūnais, prieglaudos gyvūnais ir paskui atvykome čia į patį renginį, vėlgi su gyvūnais, pasakodami žmonėm, ką mes darome ir kodėl darome. Šiuo metu yra nuo gegužės 14 dienos yra paimta apie 100 gyvūnų. Priglausta į žmonių namus, tai čia būtų ir kačiukai, ir šuniukai, bet tai yra apie 100 gyvūnų ir iš tiesų idėjos autoriaus Jurlio Urbaičio tokie žodžiai buvo pranašiški pasakyti, kad jisai sakė, kad aš tikiu, kad bus paimta apie 100 gyvūnų. Tai iš tiesų taip ir įvyko. Prisijungdami prie pasaulinės motociklų sporto federacijos idėjos, kad populiarinti motociklų sportą ir moterų tarpe, mes ir Lietuvoje pradėjome jau šiais metais vykdyti šitą programą ir tiesiog galim pasidžiaugti, kad turim turbūt apie 10 Lietuvos sportininkių registruotų Lietuvos motociklų sporto federacijai. Visos jos, aišku, važiuoja atskirose sporto šakose, bet tai jau didelis pasiekimas palyginus žiūrint, kaip buvo praeitais metais už praeitais.